Gamintojai jau nebetvirtina, kad Actimel ir Activia produktai naudingi sveikatai. Žmonės pasipiktinę, kad valstybė negarantuoja teisingos informacijos apie maisto produktus. Vartotojų teisių gynėjai sako lauksantis Europos institucijų išaiškinimo ir tik tuomet galėsiantis ginti vartotojų interesus. Prancūzijos kompanija Danone atšaukė Activia ir Actimel reklaminę informaciją apie gydomąsias šių maisto produktų savybės. Tuo metu išgirtus produktus perkantis mūsų kalbinti žmonės sako tikintys reklamose skleidžiamą informaciją. Pagal tą, kaip ir vadinasi, reklamą, taip. Žiūriu reklamą ir perku. Ką geras, negeras, tai nežinau. O ką girdėjot? Su bakterijom tom gerosiom, jis padeda virškinimui. Kadangi esu mama jau mažo vaikelio, tai ypač mamoms, manau, tai yra labai aktualu. Sveikatinimo produktų gamintojus vienijančios organizacijos atstovas sako, kad abejonių dėl informacijos apie kai kuriuos maisto produktus buvo jau seniai. Kiekvienas verslas stengiasi maksimaliai išnaudoti savo rinkodaros galimybės. Kartais tai būna labai arti tam tikros ribos, kartais tai būna ant ribos, kartais tai peržengia tam tikras ribas. Šiuo atveju aš manau, kad riba buvo akivaizdžiai peržengta. Už informaciją apie maisto produktų savybės atsakinga valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Beje, dėl reklaminių teiginių apie Actimel bei Activia į ES maisto saugos tarnybą buvo kreiptasi prieš 4 metus. Tuomet Lietuvos institucijos gavo atsakymą, jog vykdomas mokslinis tyrimas. Nebaigtas iki šiol. Jungtinėse Amerikos valstijose pasak spaudos dėl klaidinamų teiginių apie Danone produktų sveikatinamasias savybės pateiktas $300 milijonų ieškinys. Tiekėjai sako, kad per pastarosius keletą metų mūsų šalyje parduotas ne 1 milijonas šių produktų. Tačiau pasak Lietuvos vartotojų teisių gynėjų reikalauti atlyginimo už padarytą žalą Lietuvos gyventojams dar per anksti. Tuomet, kai bus Europos maisto kontrolės tarnybos išaiškinimas, tam tikras sąrašas patvirtintas, tada jau būtų galima galbūt vartotojams ir manyti, kad galima būtų kreiptis tiesiog į teismą dėl žalos atlyginimo. Europos maisto saugos tarnyba leistinų teiginių apie maisto sveikatinamasias savybės sąrašą žada paskelbti kitų metų pabaigoje. Pasak vartotojų teisių tarnybos per pastaruosius keletą metų Lietuvoje nustatyti 5 reklamos įstatymo pažeidimai dėl maisto papildų, vitaminų, mineralinio vandens ir maisto kūdikiams. Baudos už šį pažeidimą nuo 1000 iki 30 000 litų. Na ir temą apie maistą ir gėrimus tęsime su studijos viešne, Vartotojų instituto prezidentė Zita Čeponytė šiandien pas mus. Labas vakaras. Labas vakaras. Na štai, žmonės mielai geria išpilstytą vandenį, savo ir vaikams perka Prancūzijos gamintoją tą minėtą Actimel ir staiga sužino, kad galbūt, jeigu galima tai pasakyti, geria blogą vandenį ir kitu atveju, kaip apie Actimel apskritai yra apgauti. Jeigu vartotojas Lietuvoje už tokį akių dūmimą nori gauti piniginę kompensaciją, kuriem kreiptis, ką daryti? Na, iš ties, kalbant apie būtent tai vadinamus sveikatinimo teiginius, kuomet ant maisto produktų yra užrašoma, kad jie turi tam tikrų gydomųjų savybių. Lietuvoje taip pat jau senokai verda diskusijos dėl to, kad prekybininkai, gamintojai tiesiog nori parduoti prekę ir dėl to labai dažnai teikia produktus, kurie, sakykime, teikia informaciją apie produktus, kurie neturi būtent tų savybių. Ir šiuo atveju, kai jūs klausėte apie tai, ar gali vartotojai tikėti žalos atlyginimo, norėčiau pasakyti, kad taip, tokios teisinės galimybės yra. Tik tai tiek, kad jeigu kalbėti apie būtent konkretų Actimelio ar Activijos atvejį, iš ties jisai yra sudėtingokas, dėl to, kad reikia turėti tam tikrų įrodymų, kad tie produktai buvo pirkti, jie naudoti, galbūt neturėjo teigiamo tam tikro poveikio. Tačiau vėlgi labai svarbu yra būtent, kaip ir reportaže buvo minėta, koks bus būtent Europos saugos institucijos paaiškinimas, būtent nuomonė dėl šitų taip vadinamų sveikatinimo teiginių. O jeigu kalbėti apie juos apskritai, tai šiuo metu iš ties su tam tikromis labai mažomis išimtimis juos galima tik tai naudoti, kitaip jų negalima naudoti, reikia turėti tam pagrindžiančius dokumentus, tai yra, kad tas maisto produktas turi tam tikrų gydomųjų savybių, nes iš ties maistas jisai yra skirtas valgymui, tačiau negydymuisi, bet marketingo specialistai labai dažnai maisto produktams suteikia tam tikrų savybių.
Kai jūs kalbate apie vandenį, iš ties, jeigu tai eitų kalba apie, sakykime, apsinuodijimo atvejus, tokiu būdu taip pat Lietuvoje egzistuoja pakankamai palanki teisinė sistema, leidžianti vartotojams atsilyginti žalą, jeigu jinai yra jiems padaryta. Ir šiuo atveju tikrai yra labai svarbu tai, kad privalomas elementas atlyginant žalą yra būtent įtraukta ir taip vadinama neturtinė žala arba moralinė žala. Taigi teisinės galimybės yra. Kitas dalykas, tiek kiek mes turime informacijos, tiek kiek vartotojai turi informacijos, kad jie gali tą daryti ir tiek kiek jie turi pasilikusius įrodymus ir žino, ką reikia daryti. Tai, žodžiu, telieka teismas. Jūs minėjote, kad, pavyzdžiui, Actimel atveju reikia turėti įrodymų, tai tik pasitikslinti noriu, tai yra čekiai, kad pirkai tą produktą. Taip, tai vienas. O kaip įrodyti, kad vandenį tą gėriai? Na, tiesiog tai būtų galbūt ir parduotuvės čekis, tai galėtų būti ir kreipimasi pas gydytoją arba į institucijas, kurios nagrinėja ginčius. Tai galima įvairių būdų, gali vartotojai panaudoti įvairius būdus. Na kągi, ačiū Jums už pokalbį. Galbūt kai kurie vartotojai nuspręs vienaip arba kitaip bandyti rizikuoti ir apginti patį save. Ačiū už pokalbį, mes žinoma tęsime laidą šiandien.